buvo planas agresyviai nuo pat pradžių gintis. Tai manau, kad tą vaikai tikrai labai gerai vykdė ir tas rezultatas, manau, tą mūsų agresyvumą ir atsispindi, kadangi buvo priešininkų komanda išmušta iš vėžių, nesustodavo gerai tą pozicinį puolimą, o mes ko pasiekoje iš to Padriko jų puolimo susirinkom daug lengvų taškų, kadangi greitai nubėgdavom. Ir buvo tokių perdavimų, kur irgi išprovokuodavo klaidas, kur išprovokuodavo agresyvią gynybą. Ir manau, gal fiziškai buvom geriau pasiruošę šitos rungtynėse. Šiaip, dar kažkiek gal jos išmušė ir jų to vieno pagrindinio žaidėjo traumą, kurią pradžio rungtynių gavo. Paskui nežaidė, nes jis tikrai vienas iš vedančių žmonių yra. Ir manau, kad visas aplinkybės sudėjus, toks rezultatas dėl to ir gavosi. Gal buvo dėl to, kad neišpildėme visų trenerio nurodymų. Tiesiog ir prastai gynybai dirbom, reikėjo labiau dirbti ir būtume pasiekę tą pergalį. Atsirado daug tokių teigiamų dalykų, kurių pernai neturėjom. Taip pat, kaip žaidžiu su vyresniais, išaiškėjo ir tokie neigiami, kad lenta būdavo nemažai rungtynių, kad praloždam tokias, kur reikdavo tik agresyvumo, kad pagriebtą kamuolį. Būdavo tokių, kad stovim iškėlę galvą, žiūrim, kol kamuolys į rankas įkris, bet, kaip žinom, stebuklo nėra, pats kamuolys neįkrenta ir reikia pasimti. Tai sakau, buvo ir teigiamų, buvo ir neigiamų tokių visokių, bet visumoje apibendrinus kaip sezoną, aišku, norėjosi, kad tikėjausi geresnio rezultato, ne viskas pavyko, bet yra kaip yra. Pataikymo turbūt pritrūko ir tos sportinės sėkmės. Šiaip, jeigu žiūrėt visą sezoną, mes visą laiką taip kovojam su jais ir galą paleidžiam. Šiandien kažkaip irgi nepavyko užsikabinti vienu momentu, ten 10 taškelių kai buvo, liktai norėjom jau laužti rungtynes rungtynės, bet nepavyko ir pralašėm. Dvikova buvo labai nervinga. Net nesitikėjom iš tikrųjų tokių rungtynių. Galvom, viskas seksis lengviau, bet gavosi kaip gavosi. O raktas į pergalę, aš manau, kad komandinis žaidimas. Galbūt kažkuriose pozicijose buvom stipresni, turėjom pranašumą ir to pasiekojo iškovojom pergalę. Aš savo vaikais tai didžiuojas be galo ir taip pat labai džiaugiuosi, kad Kaune yra tokia stipri komanda kaip Aiščiai, sveikinu juos nugalėjus pelnytai. Mums visą laiką labai didelė motyvacija žaidžiant prieš juos, nes mes jų dar nesam nugalėję ir tikiuosi ateityje mes juos nugalėsim. Būtent dominuoja vis dar vaikų krepšinis, kuris paremtas emocijom. Vaikai ir verkia, ir liūdi, ten nesiseka, toks dar tikrai nepasiekia aukštesnio lygio. Bendrą sezoną apibendrinčiau, galėjom geriau. Pagrindinis tikslas buvo geriau sustartuoti NBA Junior, o tendencingai žiūrint, šiemet nė vieno pralaimėjimo nepatyrėm Kauno miesto lygoje, tai manau pelnytai tapom čempionais. Nenoriu labai čia užriest nosies į viršų, bet galiu pasakyti tą, ką visiems sakiau, mūsų neišgąsdino nė viena komanda. Tai mes su visais galim žaisti ir aš labai džiaugiuosi, kad mes panaudodami 16 žaidėjų, ne 12, ne 8, ne 7, visą laiką kovojam ir galim su visais kautis.